Tai neblogą kebrą radau 2016 metų X5, jūsų turbūt pačią mėgstamiausią markę. Tai X-Drive'as, 4 varomi ratai, 3 litrai, turi pažeidimo vat į priekinę dalį. Tikrai nėra daug, yra kapotas, vienoje pusėje grotelės, šiek tiek bamperis, kažkiek balkis yra kliudytas, bet labai nedaug. Longironai greičiausiai bus vietoj, yra elektronikai. Labai švarus toksai juodas spalva, gruodžio 8 aukcionas, 142 000 mylių nuvažiavęs. Žinokit, kaip tokių metų ir tiek mylių, labai švari mašina. Pasižiūrim į vidų. Vidus iš vis geras, pasižiūrėkit Harman Kardon aparatūrą, juodas salonas, graži medžio apdaila, sėdynės, pažiūrėkit. Truputį yra, bet nereikia norėti, kad visai nebūtų, žinot, bet tai pažiūrėkit, kaip išlaižytas praktiškai automobilis. Šviesios lubos, didelė panorama, medžiaga panoramos leista, jinai kūrėsi ir važiuoja, bandom užsivesti. Automobilis iš vis susiveda be problemų. O netgi projektinį stiklo turi. Labai tvarkingas, labai švarus automobilis, šildomos sėdynės. Čia viskas irgi, kaip matot, 142 000 mylių, gražiai apdaila. Aš nežinau, čia visiškai viskas labai gražiai atrodo. Niekas nesulaužyta, viskas veikia. Varikliukas dirba kaip bitutė, pažiūrėkit, klaidų jokių nėra. Einam toliau, pasižiūrėsim. Tikrai labai tvarkingas variantas. Užuolaidelės pasižiūrim. Viskas yra sveika, viskas veikia. Pažiūrėkit. Išvalyta, viskas išlaižyta. Galas tai iš vis idealios būklės, atrodo, kad net nebūtų važiuota. Yra dar galinis pažeidimas, o bamperis šiek tiek yra atšokęs. Parktronikus turi ir turi pažeidimai galinį dangtį. Matot, galinis dangtis pažeistas, bamperis. Čia po dugnu atrodo viskas tvarkoja, neliesta. Bet pažeidimai tikrai labai minimalus ir labai gerai atrodo. Šita pusė yra visa sveika, pažeidimų visai neturi. Kaip minėjau, gruodžio 8 aukcionas, kol kas statymų už jį pastatyta jokių nėra.